Jeigu norite, kad namuose visada būtų šviežių daržovių, kažkas tuo turi pasirūpinti. Ir žinoma, tas kažkas vėl esate jūs. Esu Mindaugas ir nuo šiol tas kažkas galiu būti aš. Pasirūpinu, kad šeimos visada turėtų po ranka šviežių ir ką tik skintų daržovių bei žolelių, o jums nebereikėtų daugiau važiuoti nei į parduotuvę, nei į turgų jų pirkti. Štai tokia daržovių auginimo įranga aš galiu aprūpinti ir jūsų šeimą. Ir kas smagiausia, jums jos pirkti nereikės. Aš toj paaiškinsiu, kodėl. Su šia sistema ne jūs auginate, o ji jums augina. Taip, pirkti galite ir dažniau, bet taip aukosit savo laiką. Taip, galite užsipirkti ir daugiau iš karto. Bet taip valgysite, kas guli šaldytuve jau visą savaitę. Svarbus dalykas, kurį verta žinoti, parduotuvėje salotos ir daržovės yra neauginamos. Jas ten atveža tiekėjai, todėl ant jūsų stalo jos patenka po skynimų praėjus 3, 4, o kartais ir daugiau dienų. Ir taip jos jau būna praradusios dalį savo maistinės vertės. Nepraradusi vitaminų ir antioksidantų daržovė būna tik tai viena. Ta, kuri ką tik nuskinta. Tad jeigu jums vis tiek daržovė nuskinta prieš valandą ar prieš savaitę, šis video tikrai ne jums. Bet jeigu skirtumas ženklus, svarbiausia bus toliau. Green Food Club yra paslauga, kuri aprūpina šeimas šviežiomis ir ką tik skintomis daržovėmis, bet nevežant jų vos nuskynus, o pastatant automatizuotą daržovių auginimo įrangą jūsų namuose, kuri jums augins daržovės ištisus metus, ir žiemą, ir vasarą. O jūs nusiskinsite jas prieš pat valgant ir taip gausite maks, ką galima gauti iš daržovės, kupina vitaminų ir antioksidantų. Aš viską atvežu, paleidžiu ir parodau, kaip naudotis. Bet svarbiausia dalis yra ne įranga. Svarbiausia yra dalis ta, ko jums patiems nebereikės daryti. Sodinukai pas jūs atkeliaus ne sėklų pakelį. Aš visą mėnesį sėju ir daiginu tam, kad jūs atvežčiau jau sudaigintą sodinuką, tam, kad jūs gautumėt kiek įmanoma greitesnį ir didesnį derlių savo namuose. Pristatęs juos, aš sugrįžtu ir vėl kimbu į darbus daiginti jums naujas daržoves. Tas, kurias vėl pristatysiu jums po mėnesio. Taip aš rūpinuosi, kad jūsų šeima visada turėtų šviežias daržoves sistemoje. O taip pat aš jums atvešiu jau paruoštas ir sumaišytas maistinės medžiagas. Viskas, ką jums reikės padaryti, tai tiesiog supilti jas į vandens rezervuarą. Jums patiems nereikės nei matuoti nieko, nei maišyti. Viskas jau suruošta. Jūs tik skinate ir valgote. Sunkiausią dalį padarau aš dar iki to laiko, kol viską pristatau į jūsų namus. Manęs dažniausiai klausia, kiekgi vietos užima šita sistema. Jos aukštis yra 1,50 m, o grindų ploto jį užima tik tai 40 ant 40 cm. Ją suprojektavau ir pagaminau taip, kad jūs ją galėtumėt pasistatyti ar svetainėje, ar virtuvėje į kampą. Taip ji užims mažiausiai jūsų erdvės. Na, o dabar keliaukime prie kainos. Kaip ir minėjau, už šią sistemą jums nieko nereikės mokėti. Ja šeimoms aš duodu nemokamai. Jums reikės mokėti tik tai už tai, kas auga toje sistemoje. Tai yra už daržovės ir žoleles, kurias anksčiau jums tekdavo važiuoti ir pirkti. Narystė mėnesių kainuoja. Už juos aš kiekvieną mėnesį atvešiu jums 24 sodinukus. Salotos, špinatai, bazilikai, prieskoninės žolelės, kaip jūs patys pasirinksite. Plius gausite dar 10 mikrožalumynų auginimo kasečių kas mėnesį, bei, kaip ir minėjau, paruoštas maistinės medžiagas, kurias jums tereikės tik tai supilti į vandens rezervuarą ir viskas. Parduotuvėje toks pat krepšelis kainuotų gan panašiai, bet ten daržovės būtų skintos prieš kelias dienas, bei jų jums patiems reikėtų važiuoti ir parsivežti. Ši paslauga yra neterminuota, tad jeigu norite, jūs galite pasibandyti ir 1 mėnesį, o paskui jau spręsite, ar norite, kad ši sistema jums ir toliau augintų šviežias daržovės jūsų namuose, ar ne.